Labas, Jurgita. Labas. Labai gera tave šiandien matyti. Aš esu ekologiško prekės ženklo Mosnainė įkūrėja ir dažnai moteris mus vadina gražių plaukų namai, būtent tą ženklą. Ir iš tiesų dažną kartą konsultuodama moteris aš susiduriu su tokiu klausimu, kad joms neaišku, kas yra galvos odos šveitimas. Ką reiškia ta procedūra, kokią naudą duoda, galbūt kažkurios kelia klausimą, o kaip dažnai man tai daryti, o gal man reikia ar nereikia ir taip toliau ir taip toliau. Tai aš net nebijodama tavo profesionalumu, tavo ekspertiškumu noriu būtent tavęs ir paklausti šitų visų klausimų. Tai pirmiausia, trumpai prisistatyk, papasakok apie save ir kodėl šitą informaciją būtent reikia išgirsti iš tavęs. Taigi, aš esu jau virš 20 metų kirpėja. Ir kokius paskutinius 4-5 metus dirbu labai daug su galvos spa procedūrom. Labai daug gilinuosi į būtent galvos odą. Tai galiu pasakyti, kad galvos odos šveitimas tikrai yra naudingas ypač tiems, labiausiai rekomenduoju tiems, kas turi, tarkim, probleminę galvos odą, ypatingai riebės pleiskanas kas turi, bet būtent jūsų pilingas galvos tinka ir sausai galvos odai, nes jis labai gerai maitina. Okay. Tikrai daug jau padariau procedūrų, būtent galvos spa procedūrų metu su šituo būtent pilingu. Ir pojūčiai iš klientės liepimai yra tikrai labai geri. Ką jos sako, ką jos jaučia, kaip jų galva atrodo ir jaučiasi po procedūros? Oda, ta prasme, skiriasi visiškai. Svarumas, pojūtis pats yra švarios galvos odos. Atrodo, daug kas yra man pasakę būtent tuos pačius žodžius, kad atrodo, kad oda galvos pradėjo kvėpuoti. O ką tai reiškia? Aišku, aš darau dar ir masažą prie to pačio ir prieš pilingą ir pilingo metu. Tai suaktyvinu labai stipri kraujotaką, bet ką daro pilingas, tai jisai labai gerai nuvalo visus nešvarumus, likučius visus ir taip pat, kadangi yra su žaliuoju moliu jūsų būtent pilingas. Jisai traukia lauk toksinus iš galvos odos, padeda išvalyti geriau, giliau. Tai va tas labai patinka man. Ir sako, tie atsiliepimai iš klienčių, kad jau vien masažuojant, ne tik kai jau išplaunu galvą po to, bet jau masažuojant jos jaučia labai švelnų tą gaivumo pojūtį. Ir kas man kaip meistrui labai patinka, bet taip pat manau, kad ir klientam, kurios darysis namuose savo, kad kai mes tepam ir trinam į galvos odą, yra labai malonus pojūtis slidimo. Jisai nėra aštrus. Labai, tarp kitko, kas liečia pačius pilingus, labai atsirinkti reiktų, kad nebūtų labai aštrus. Aš pati labai nemėgstu ir vėl labai nemėgstu, kai būna stambi, tarkim, struktūra, druska, tarkim. Ir man atrodo, kad tiesiog braižo odą ir gali pažeisti. O jūsų, man labai tikrai, aš įsimylėjau tą pilingą, o jūsų labai patiko, nes jis yra švelnus, bet tu jauti tą švelnų grūdelį ir jis tikrai tinka ir net jautresniai galvos odai. Jokių kažkokių alerginių reakcijų neturėjau, kas man taip pat labai svarbu, nes esu turėjus su kitais brandais patirtį, kur per aštriai, per stiprus poveikį šaldymo, tarkim, buvo, arba netgi toksai nemalonus, nes vos ne kaip deginimo pojūtis yra buvę. Tai labai atsirenku. Iš tikrųjų, labai atsirenku pilingus ir drąsiai sakau, nuoširdžiai sakau, kad vienas iš mano favoritų šitas yra ir tikrai, kas liečia namuose naudoti, tai tas super. Apie tą tu kalbė, ne, šitą gražią dažnę žalsvą. Nors aš jį visiškai netikėtai gavau, iš tikrųjų, iš tavęs visiškai neplanuotai. Ir jisai man taip labai laiku atėjo pas mane ir aš mielai sunaudoju iš po pirmų kelių klienčių. Aš ir norėjau klausti, man atrodo, tai yra tas produktas, kuris pranyko pas tave iš to viso rinkinio pirmiausiai, ar ne? Taip, tikrai taip. Man labai svarbus tas yra. Ne tik man, aš manau, kad ir klientam turėtų, ir tavo naudotojoms turėtų būti svarbu tas, kad išvalyti tą galvos odą. Aišku, jeigu jinai yra švari, viskas yra gerai, tai nebūtina tam daryti kas keletą savaičių tą galvos odos pilingą. Bet jeigu jaučiat, kad dažnai riebaluojasi galva, kad tas plaukas net kyla, atrodo, nuo šaknies, kad ir kaip ten norėtum išsidžiovinti gražiai. Apsinepęs tiesiog yra nuo lako, nuo želė, nuo putų. Tai kadangi valom ne tik galvos odą, bet iš tikrųjų ir plaukus prie galvos odos, apie centimetrą, 2 centimetrai. Taip, išvalom ir plaukus, tai tas plaukas gyvybingesnis, pakilęs nuo šaknies, pati oda kvėpuoja. Dar kas labai svarbu, jeigu mes darysim su masažiniais judesiais tau šitą pilingą,
tai plaukas bus labiau aprūpintas deguonimi ir maisto medžiagom. Tai reiškia, kad jis ne tik augs greičiau, bet jis augs stipresnis. Visiškai kitoks, labiau taip kaip ir augalai, tarkim, žemėje. Jeigu žemė yra gera, papurenta, taigi jie auga stipresni. O jeigu žemės niekas nepurens, tai jinai... Jurgita, iš karto aš noriu parodyti, kaip tai daroma. Nu bent jau kažkokius tokius kelis judesiukus, kaip mes namuose galėtumėm tuos masažinius judesius pasidaryti galvos odai. Gerai. Pirmiausia, tai pasakysiu, aš naudoju galvos odos pilingą ant sausų plaukų, nes man patinka įmasažuoti gerai. Jeigu mes darysim ant šlapių, kas rekomenduojama yra gamintojo, labai dažnai klientam bus sunku pasidaryti pačiom, nes veliasi šlapi plaukai. Tai galima tikrai drąsiai daryti ant sausos galvos odos. Automatiškai produkto mažiau reikės, kaip mažiau reikės, gal ir daugiau reikėtų, bet mes jo neteksim daug. Taip. Todėl, kad labai tiksliai galiu užtepti, kai yra sausa oda ir kontroliuoju. Tai tarkim, aš visą laiką pradedu nuo šičia, atsiskiriu iki pat apačios. Čia iš tikrųjų mes padarysim gerą ne tik, kad išvalysim galvos odą, bet čia yra pagrindinis mūsų meridianas ir mes išmasažuosim, suaktyvinsim ir savo energiją. Bet čia yra jau kita aišku tema, bet noriu pasakyti, kad aš visą laiką pradedu nuo čia, atsiskiriu plaukus ir pradedu nuo šitos vietos. Uždedu, tarkim, uždedu su šepetėliu. Šiaip aš dedu su dažymo šepetėliu, bet aišku, galima ir šiek tiek galima ir su rankom, bet aš labiau rekomenduočiau, kad nekišti savo rankų į produktą. Vis tiek jie yra natūralūs ir gali tikrai gesti greičiau, tai geriau pasaugoti patį produktą ir su šepetėliu imti ir tepti. Ir kokius 4 ratukus taip stipriai įtrinant. Tada jau su pirščiukais tai darom, ar ne? Vat su šepetėliu užtepam. Su pagalvėlėm. Užtepam su šepetėliu ir tada su pirštais masažuojam, būtent su pagalvėlėm taip giliau. Tada tepam toliau. Aišku, galima išsitepti visą liniją ir tada išmasažuoti. Ir toliau labai noriu šitą akcentuoti. Tiesiog imam po centimetrą, 2,5 ir vėl, kadangi jūsų pilingas yra labai toksai, ne tik kad riebus, bet riebokas, bet ne per riebus. Labai gera konsistencija, tikrai. Galima imti netgi platesnėm sruogom. Vėl užtepiam ir vėl masažuojam, įsimasažavom vieną pusę, tada kitą pusę. Ir paskui dar nepamiršti, dar viską pramasažuoti. Tai jūs padarysit ne tik, kad gerą galvos odai, turiu omeny, kad išvalysit, bet ir suaktyvinsit visą kraujotaką, kad tikrai jūsų oda, visa galva, ta prasme, džiaugsis. Tai plėtinkit. Aš jau užsinorėjau, žinok, jau atrodo, kad aišku, faina būtų, kad kažkas padarytų dar, ne, dar visai kitas pojūtis, bet taip, galima. Bet tikrai yra malonu ir savo daryti, tikrai malonu. Nes pojūtis malonu. Kaip tu manai, Jurgita, kaip dažnai reikėtų daryti, jeigu neturi jokių problemų, tarkim, iššūkių jokių? Jeigu jokių iššūkių, tai mėnesį kartą, 2 mėnesius netgi kartą galima. Tikrai. Ir dar čia priklauso nuo to, kiek tu naudoji, sakau, putas, želė, lakas. Jeigu tuos produktus dažnai naudoji, gal reikėtų dažniau. Bet labai ką noriu užakcentuoti, kad visada rekomenduoju daryti, jeigu dažom plaukus prie šaknų, turiu omeny, kad šaknis su dažais, tai turėtų būti 2 savaitės prieš arba 2 savaitės po dažymo, nes galvos oda yra labai jautri, ta prasme, būtent ir po pilingo jinai gali būti jautresnė, nes mes nuimam visą tą ir apsauginį tokį sluoksnį odos. Ir po dažymo taip pat tas pats, oda yra šiek tiek sutirgusi, tai geriau pakentėti 2 savaitės. Nors po dažymo šiaip tas, jeigu yra pleiskanų, tarkim, jos šiek tiek ir išsiplauna, išsivalo nuo dažų. Nu gerai, o jeigu, tarkim, turi moteris riebės šaknis arba pleiskanų, kaip dažnai tuomet joms naudoti tą šveitimą? Jeigu tikrai yra daug pleiskanų, tai aš rekomenduočiau pirmiausia tai nueiti pas specialistą, kas turi kamerą, pasižiūrėti, kokia yra ta oda ir padaryti kas 2 savaitės bent kokius 3-4 pilingus ir tada vėl nueiti pasižiūrėti, kaip atrodo. Mikroskopą, ta prasme, daug kas dabar iš kirpėjų tikrai turi mikroskopus ir labai gerai matosi tuo dalyku, koks yra pagerėjimas. Tai po pirmo karto ne visą laiką pavyksta išvalyti su pilingu, jeigu tai yra labai daug sluoksnių jau riebių pleiskanų. Tarp kitko, kodėl yra labai blogai riebės pleiskanos, tai yra pats pirmas toksai šauktukas, kada labiausiai rekomenduoju daryti pilingą
Nes riebios pleiskanos, tokios geltonos, susisluoksniavusios prie odos, daug kas nežino, iš tikrųjų tai paklausiu, kuom skiriasi sausas pleiskanos ir riebios pleiskanos. Riebios pleiskanos yra prie odos, jos yra tokios gelsvos, lopais tokiais lapeliais, aš net nežinau. Kaip vaikučių lobelės, ar ne, būdavo, kaip mamos auginam vaikučius, kažkokie tokie. O sausas pleiskanos, jos yra žymiai smulkesnės, jos yra toliau nuo galvos odos, tai yra dėl to, kad oda yra sausa, jinai šiek tiek pleiskanoja. Tai čia net nėra taip pavojinga, kaip sakyčiau, kaip riebios pleiskanos, nes riebiose pleiskanose labai gera terpė daugintis bakterijoms. Ir nuo ko prasideda galvos odos ligos, plaukų slinkimas ir plaukas tikrai neaugs sveikas tokioj terpėj. Tai vat labai svarbu, sakau, čia yra pats pirmas požymis, kada aš labiausiai siūlau daryti galvos odos pilingą. Aišku, galima eiti ir pas specialistą, bet jūsų produktas tikrai puikus ir namuose galima. Ačiū tau labai už tą nuoširdų žodį. Kaip tu galvoji, Jurgita, į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis pilingą? Ar į tą konsistenciją, ar visgi skaityti ant etiketės, kas parašyta ir kažko ieškoti arba vengti sudėty? Kokia tavo patirtis? Vienas dalykas, tai tikrai labai svarbu yra konsistencija man. Ta prasme, man tai aš daug esu labai pilingų jau išbandžius ir man konsistencija yra labai svarbu. Taip pat vienodai svarbu yra ir kokybė. Jūsų tikrai produktai man patinka, kad labai daug visokių natūralių ingredientų yra sudėtis tikrai labai gera. Atkreipti dėmesį gal į tai, kiek galioja produktas, labai visada sakau. Galioja 6 mėnesius nuo atidarimo. Tai va, jeigu reguliariai naudoji, tai yra pakankamas terminas sunaudoti per tuos 6 mėnesius, ar ne? Jeigu aš sunaudoju per 3 savaitės. Lepinai. Bet iš tikrųjų tas labai didelis rodiklis yra, nes jeigu yra produkto laikas trumpas, tai jisai tikrai bus kokybiškas, nes jame daug natūralių ingredientų. Kas man dar patinka iš jūsų, kad kvapai yra labai švelnūs ir natūralūs. Ta prasme, nėra taip, kad atidarai ir kvepia visas salonas ar visi namai visą vonę. Tikrai taip nėra, kvepia švelniai, bet ir natūraliai. Tikrai natūraliai. Tau svarbu, ar ne, uosliai tas pojūtis? Man tai labai svarbu, aš tikiuosi, kad daugeliui, nes kuo stipriau kvepia produktai, tuo jie didesnę žalą daro iš tikrųjų. Ypač kasdieniam naudojime. Ir kas liečia odą, taip pat prie odos labai atsakingai reikia rinktis produktus. Kaip ir veido kremą, kaip ir kūno kremus, ką dedam ant odos yra labai svarbu, kad būtų gera sudėtis. Nu super, kiek daug naudingos informacijos. Ar tinka šitas produktas tik moterims? Kaip tu pati manai? Ne, tikrai mielai labai vyrai. Labai linkėčiau tavo klientams pabandyti padaryti, kaip rodžiau, su masažiniais judesiais savo vyriškiams, ypatingai jeigu pas juos yra, tarkim, net ir sausas pleiskanos tikrai tinka jūsų pilingas, todėl kad, kaip ir minėjau, kad maitinantis tikrai oda labai gerai jaučiasi. Tai palepinti savo vyrus irgi. Čia irgi, kaip tu, kad sakai, energija. Čia tai energija tarp poros, ar ne? Tarp santykių galima irgi taip pavadinti. Iš karto ryšys pastiprėja. Super. O dabar kitas dar klausimas, turbūt gal ir paskutinis. O kaip tu galvoji apie paauglius? Kada hormonai, kada yra riebi galvos oda ir taip toliau? Ar jiems saugu būtų naudoti tokį produktą? Saugu tai tikrai, bet tik tai tiek, kad aš šitoj vietai labai atsargiai sakyčiau, kad padeda išspręsti riebios galvos odos problemą, todėl kad pas juos yra hormonai, kas tuo metu vyksta. Tam kartui tikrai padėtų, aišku, reikia visą laiką žiūrėti, jeigu labai daug leispanų, jūs tikrai pagelbėsit savo vaikams, bet kad mažiau riebaluosis, čia jau, kaip sakant, tikrai. Nes vidus ar nežaidžia šiuo atveju? Taip. Nieko, išauga jie greitai. Supratau. Ar dar yra kažkas, ką mes turėtumėm apie juos pasakyti, apie šveitimą, apie pilingą? Manau, kad viską pasakėm. Tiesiog, kad nepadaryti sviesto sviestuoto, manau, kad tikrai, kas norėjo, tas išgirdo, bet jeigu turės klausimų, tai visą laiką manau, kad gali rašyti tau. Super, ir tau, man atrodo, ir tau, jo, tvarkoj. Tai gerai, tai tuomet ačiū tau labai gerai energijos, labai naudingi patarimai, aš manau, kad tai tikrai bus pakankamai stipriai įžvalga iš eksperto lūpų ir mano klientėms, tai labai dėkoju tau už laiką ir sakau, pasimatom kitą kartą.